Kviečiu pasivaikščioti po sceną kartu ir apžiūrėti lėles. Šį savaitgalį bus mūsų naujojo baubo premjera. Pirmiausia, kviečiu susipažinti su Ilja lėle. Štai kokias nuostabias mūsų teatras gamina lėles. Mūsų teatro cechai yra patys nuostabiausi. Tai Ilja yra mūsų nuostabaus animacinio filmuko kūrėjas. Ir šiame spektaklyje jis taip pat turi svarbią vietą senelio vaidmens. Čia matysim truputį projekcijų. Ką jis piešia, tai atgims tiesiai prie žiūrovo akis. Bent jau šią lėlę valdys 2 aktoriai, bet yra kitų lėlių, kurios vėliau jums parodysiu, kur valdys net 3 žmonės. Čia tėvas truputį ilsisi ir truputį griūna. Visada geriau atrodo, kai 3 aktoriai valdo. Čia yra mama, nuostabios lėlės, pripažinkit, labai gražios. Mama visada turi savo telefoną, nuo kurio negali atsitraukti, todėl jis čia sąmoningai net prilipęs prie jos peties. Jos visas nėra lengva valdyti, yra štai katinas, nors jinai ir valdoma vieno žmogaus. Miau, miau. Baubas turi nemažai pavidalų, jis ir kaktusas, ir kaip pirštininė lėlė, ir yra atskiras baubiukas mažesnis. Kartais baubas virsta ir megztiniu, kaip filmuke. Čia mūsų tiulis ir ant jo bus šviečiamos projekcijos, taip sukursim daugiau realistiškumo arba artimumo pačiam filmukui. Kas prieš tiulį avanscenoje yra realistinės lėlės, o kas už tiulio jau yra filmuko stiliaus lėlės. Vis kažką norisi įtraukti į tai, kad kojytės kažkur pasimatytų, tai kažkur tai, kad kažkas tai ten, nežinau, lietsargiai papūstų tas baubas, tai tokių labai smulkių detalių, kur paprasčiausiai ne visada atkreipia kiti dėmesį.